Nu tai sveiki chebrytė, praeitą savaitę praleidom, bet čia grįžtam jau su trenksmu. Už mane stovi 3 BMW, 1 iš UK ir 2 iš Vokietijos. Tai žiūrim, ką mes šį per lavonus nusipirkom. Tai pradėkim nuo mūsų naujienų. Pirmas iki nupirkom mašiniuką iš UK. Tai čia buvo ne pats geriausias variantas, nes greičiausiai pučia galvos tarpinį. Biškį užperdau. Čia iš viso kūmų nėra, Tai miręs, o šiaip. Čia biobras tai kaip turi būt girdisi. Kad nėra tepalas. Biskį ir ant galo. Gal. Nemanau, kad čia. Nu sausa ten atrodo. Masla. Asla. Tai turi maslas. Ir? Kur yra? Čia? O čia. Bandysiu, kur dar kaip pilpa dar. Ne, kurim. Aparatūra čia kaip reikia. Pati užgėsiu? Ja. O, vaikeli. Tėvą? Variklis tai gerai žiūri. Dabar reikia pažiūrėti, kiek yra tepalo variklį. Gal visas vanduo variklį dabar. To tai produslių dabar neina. Ne, aš manau. Tai geras gali būti. Bet variklis tai ne, gal. Bet čia ir smirda, ne variklių? Aha. Bet ne išmetimų. Jau supyliau praktiškai 5 litrus. Ne, čia geria, karoči, čia variklis, kaip geria tą tepalą. Ne? Kur iš dingsta? Paras tai eina per dus. Opa, čia yra Koparto angliško automobilis. Taip raušianto į čia, bet tai kodėl čia tai blūmina. Kai gazuoju viską į lauką. Čia galvos tarpiniai greičiausiai. Nu ką, nu tai ką daryt? Galvojom, kad bus gerai, visi galvojom. Ką galima daryti? Verkt, Perks, rėkt, kūkčių, kūkčiot, taukt, žviegt, viską spardyt. spardyt, viską daužyt, mėtyt, pakeist filtrą oro. Ne, šiaip tai čystas varikliukas. Ne, variklis šiaip, jei kam reikia, rašykit, variklis 10 iš 10 bėgęs apie 5 štukų mylių. Tikrai neblogas variklis. Matosi, kad naujas. Škyvas yra, viskas kaip ir Apsaugos dugno yra apsaugos. Jeigu kam reikia, iš tikrųjų rašykit. Turbina, lediniai, galiniai diskai irgi geri, viskas. Kas čia taip smirda? Kurva, čia nuo tos Čia iš mašinos? Rimtai? Jo. Ei, Kaip užturi, tai tas kvapas, ai. Nu gerai, pažvelkim iš geresnės pusės. Sveikas, kapotas, lempos sveikos, ratai atmušti. Nors dar čia jie nėra labai. Nu biški. Priekinis buferis tikrai pohui.
Nėra šit labai baisus padangos, da, va, kokį čia Michelinai. Our chill. Our chill, chill, bl***. Nu ką, vairas be vienos lapkės, Gerai, užtenka. Tai vat, su šiuo mašiniuku situacija ganėtinai prasta iš variklio, bet viduj mes turim Recaro odinį saloną, elektra, sporto dėžė ir labai sutrinas salonas. Jau toks visas baisus iš tikro, kad wow, smirda irgi rūkalais, bet juodos lubos, labai gerai, bet nu ką, toks mašiniukas galbūt parsiduos. Tai ratai irgi M-kiniai, R18, čia 245, KM5 padangos. Ar ganėtinai padangos, tai neblogos, daug yra protektorius. Ant galinio buferio turim va tokį damage'ą, tai čia yra galbūt kėbulo ir toks mano akiai didžiausias iš tikro defektas šio automobilio, nes M-kinis buferis ir jau jį reikia, nu, ta prasme, čia stipriai tvarkyti. Tai čia truputėlį nuliūdino. Difuzorius irgi matosi, kad gavė šiek tiek smūgį. Lempos tvarkingos, tiek ta, tiek ana. Čia turim M-kinį vairą su lapkėm. Viena lapkė kažkaip nulūžo transportavimo metu, tai nu, truputėlį šiaip gaila. Kaip tu su viena gali tik tai pliusint pavaras, žemint nelabai eina. Daugiau čia kažko tokio mandro nieko nėra, paprasti halogenai, lifto nėra. Tai jo. Variklis 135 kW, vienos turbinos ir realiai tiek. Jeigu nebus parsidavęs šitas automobiliukas, galbūt kažkam reikia, už 3000 atiduodam, tai jeigu kam reikia, prapūsta greičiausiai galva arba aušintuvas, bet greičiausiai, kad galvos tarpinė prapūsta. Tai kam reikia, hit me up, suderinsim. Tai va, tiek iš šito aparato, toliau einam prie mūsų E91. Tai ką, šis E91 yra 2 litrų, 103 kW, mažinta galia, man atrodo, kažkas ten 100 centais gaunasi. Jo defektas yra vairo mechanizmas, kažkas klaida kažkur yra, daviklis pabėgęs ar kažkas, žodžiu, pažiūrėsim vėliau. Kaina jo buvo Vokietijoje, pirkom už 2000 eurų. Kaina buvo 2,4, 2,5, man atrodo, kažkas tokio. Tai už 700 parvežė ir jisai stovi čia Lietuvoje 2,7. Beje, F11 irgi mes jį su viskuo transportavimu gavosi apie 3000. Tai už F norim atsimti bent savus, o iš šito galbūt kažką ir papliusinsim. Tai čia, kaip sakiau, yra ksenonai, parktronikai priekis galas, MS-inės tikrai neblogos padangos, M-kinis vairas. Aišku, visi tie M-kiniai vairai, nežinau kodėl, bet ar jų čia ta oda kažkokia prasta, bet visi grįžta nušerti. Tas juodas irgi su M-kiniu vairu ir irgi visas nubliautas. Čia turim pusiau elektrinį vartomą šitą saloną, langai, veidrodėliai užsiverčiantys, man atrodo, jo. Autopilotas, žodžiu, automatas, kubholderiai, didelis telikas, nu toksai blemba trūksta muzikos ir Recaro salono. Ir čia būtų beveik, sakyčiau, nu toksai neblogos komplektacijos E91 už tokią kainą. Jo, šiaip gana neblogas, dabar aš pats su juo lakstau. Tai šitas E91 bus pardavimuose greičiausiai kaip išeis videkas. Būsiu panašiai jau jį paruošęs skelbimom. Tai kainos nenusistačiau, nes pirma reikia sutvarkyti visus defektus ir tada žiūrėsim, kiek jisai mums pilnai stovės. Ai, va, dar priekį ventiliuojami, aušinami kažkokie diskai. Tai jo, toksai E91 paprastas sidabrinis kibiriukas ir su šitu galėsim padaryti ir test drive'ą, prasivažiuosim, kaip važiuoja, kad matytumėt ir jūs. O toliau turim paskutinį mašiniuką, juodą E91. Tai su šitu aparatu kiek liūdniau, nes jisai grįžo tipo, kaip ir visiškai be jokių defektų. Pardavėjas sakė, kad važiuoja idealiai, be jokio nieko.
Bet grįžom, normaliai užsišildėm ir dėžė pradėjo žiauriai nežmoniškai smūgiuoti. Aš dar taip, kad dėžė smūgiuotų, tai buvau nematęs iš tikrųjų. Atrodo, važiuoju vientisom apsukom ir mašina pradeda kaip pati visiškai valdytis į gazą. Atrodo, apsukos kelnojasi, šokinėja, ten tragedija visiška. Tai čia turim dėžės defektą. Ir tą dėžę galbūt kažkas chebra turit, 103 kW, 2 litrai automatas, hit me up. Būsiu labai dėkingas, nes iš tikrųjų ieškau dėžės normalios ir nelabai net kur ir čia vietoje radau, tai jeigu turit, parašykit. Tai apie šios trojkės komplektaciją Xenon žibintai, Parktronikai priekis galas, 19 ratlankiai štai tokie, nežinau, bet labai didelis tarpas tarp arkos ir padangos. Nežinau, ar čia naujos spyruoklės su amortikais ar kas, bet žiauriai iškelta man jinai ir net tas pats galas toksai labai didelis atrodo. Viduj turim labai sutriną saloną, faktas. Recaro, sėdynės, pilnai mechanika, automatas, kuris neveikia skaityk. Vėlgi, M-kinis vairas, labai keista, 2 mašinos pagret su M-kiniais vairais. Labai graži apdaila, Black Piano, šitą E9, bent man asmeniškai viena gražiausių apdailų. Cup holderiai, šildomos sėdynės, mažas telikas ir telikas senas, tas senesnis biškelį liūdna. Dėl to dvigubas porankis, žodžiu, šiaip salonas ganėtinai visai neblogas, įsiplaus ir bus tikrai gražus mašiniukas. Vėlgi neturim muzikos kaip ir sidabriniai. Gale dar reikia sutvarkyti langų pakeliką, nes trūkęs trosas, tai gale čia su ta bagažinė nelabai atsidarinėja, čia nori veikia, nori neveikia, bet hebra gale parodysiu aš ką mes turim. Su pulteliu atsidaro bagažinė. Bet jūs pažiūrėkit, koks subavykas, hebrytė, E9, subavykas įdėtas, lineikos, viskas atvesta. Čia kaip priklauso, bandom pasiklausyti, ar veikia, nes iš tikrųjų, tiesą sakant, tai nebandžiau pats, ar veikia ar neveikia. Ai, kad čia sulūžė jau, galiukas, nulaužtas. Ai, bet veikia. Davai, pažiūrim. Šiaip tai turi veikti. Neveikia. Kažkoks garsas buvo. Pažiūrėk, GTR'as kaip daužo. Sorry, šaiką negalim ilgai paleisti, nes YouTube'as daužys per užpakaliuką dėl autorinių teisių. Kas nusipirksit, galėsit pažiūrėti. Ir realiai tiek čia to mašiniuko. Dėžės defektas, kaip ir minėjau, kėbulas šiaip ganėtinai tvarkingas. Nėra tikrai kažkoks labai jau baisus. Tai nuplausim, nupoliruosim ir į skelbimus. Ką tu čia šneki? Taigi dar reik dėžę pakeisti. Taip lengvai nebūna. O pas mus hebra dabar judesys angare ir update'as. Tai jeigu norit, galiu parodyti. Tai pagaliau turim išdažytas jau sienas su lubom. Atvarė vyrukas iš Bertoros pastatyti šiandien 2 keltuvus. Dar mūsų duobės yra pilnai nedabaigtos, todėl negalim statyti ir paskutinio 3 keltuvo. Tai šiandien ir rytoj pastato 2 ir jau panašiai mes turėsim bendrą vaizdą. Tai labai laukiau šitos dienos, kad kuo greičiau. Tai jau šiandien, manau, galėsim šitam videake pakelt mašiniuką ant pirmas iki 2 polio. O dabar varom pietų, pavalgom ir grįžtam atgal į garažą. Tai ką, dabar važiuojam į Rentway. Reikia mums pasiimti grindų plovimo aparatą, nes su šluota ir tiesiog ta švabra šepečių, tai ten košmaras. Aš ploviau ties tų šepečių per
pusvalandį realiai padarai kokią 10 max kvadratų, bet tą pusvalandį dirbi jau taip, o duši jau taip, nu jau taip normaliai, tikrai. Tai ne, varom ir Rentvei pasimam tokį, šiaip man atrodo tenai yra tas toksai aparatas kaip sniegui žiemą išmes, tai ten tokį kažkokį pasimsim, maždaug mums tokio kažkokio reikia. Labas. Gaudyklės reikia sobrėjo. O ką jinai daro? Nusileidžia ir surenka dulkės, ne? Kad to nesimėžtų šonų dulkės. Ai, ta prasme dulkės, ne? Jo, tai biškai, žinai, patogiau, ne taip dulkės, skambarys, ten nepatalpo nepatalys. O šitas sukasi į šitą, ta prasme, prieš laikrodį, ne? Nu, davai. Okei. Žiauriai gerai. Šitas tavo. Tai ką, mes realiai einam susipildyti dokus, ne? Okei. Ką, pradedam. Na kągi, už manęs yra belekiek šiukšlių, kurias turiu sutvarkyti, nes šiandien čia atvažiuoja, šitoj vietoj pastatys dvipolį keltuvą. Tai reikia visą šitą šiukšlės šnai į kitą šoną, truputėlį pravalyti, prašluoti ir jau kažkur už valandos atlėks. Varom dirbti. Ai, matai durėlį, kad atsiremtų. Biški gal į vieną šoną, ne per daug padaviau. Jo. Šitą žemą, ne biški. Žema, bet tai atramas va šitoje vietoje. Tai ten vaisiau, o čia tai imtų šitų plastikų, tai labai noris. Gerai bus. Ai, čia gerai bus? Manau, kad čia gerai bus. Ai, jo. Labai jau žemutė yra. Jo, šitą tai biški, čia tai gerai. Pasikišo paskui. Ai, tai palauk, reikia pakelt už šarkus biški. Va. Tada ten, aš nežinau, jeigu ten ant plastiko dėt, tai sulaužė. Tai va, galima ant... Išsuk tada daugiau, nes va vaštas atsirems. Ai, jo, ble. Nu vis tiek remsis jau čia, ne biški. Sulaužys. Bet tai kaip čia tada daryt geriau? Ai, nu tai gerai, nu tai šiaip taip čia. Nu ten vis tiek kantas yra tas... Lapški šitą. Nu va, ir viskas. Biški užsuksiu. Ne, tik pasmalinės, va kai kelsim, tai... Jo. Nu panašiai, pažiūrim, ką mes čia turim. Paik, tai idealiai. Nu čia tai biški ant krašto blemba. Krašto? Bet čia nieko, kaži? Nu ne, aš nedaug baisaus. Bet tai ką tu, vaikiut? Pažiūrėk, visai kita tema, vyru. Lauk, pažiūrim. Bet čia eiktų, da čia vietos, tai vojer. Kel, dar.
Dar. Viskas, ane? Nu ir pasaka. Galiu lyst? Tai. Va, užsifiksavo. Užsifiksavo, ne? Ait. Pasakėlė, vyruk. Ką tu? Ledas. Nu ir gerai, ir kaip čia dabar valdosi? Jisai kelia į viršų, pakėlim kaip reikia, spaudžiam lock, jisai Užsifiksuoja, užsifiksuoja, jo, lenda po mašiną. Spaudžiam down, jisai pasikelia, fiksuoja ir leidžia. Čia nesigastų, čia elektromagnetai visi taip. Ai, ne? Jo. Tai yra normalu. Tai truputėlį po tų pietų užtrukom ir realiai praėjo visa diena, nes angare turėjau padėti montuotojui, kuris montavo keltus, tai sumontavo tik tai vieną, ten iš tikrųjų ir ką veikti. Realiai sakiau, kad varysim prasilėkti su juoda, bet juodą jau pasistačiau ant keltuvo ir manau rytoj eisiu imt dėžę, įsimsim dėžę ir jeigu netyčia rasčiau, galėčiau jau paleisti, kad ta mašina važiuotų. Su sidabrinė tai reikia nusimt dangtelį, nes realiai neina su jo važiuoti dėl pečiuko, įjungi pečiuką ir ta prasme tokia smarvė mašinoj, kad žiaurų yra. Toliau pečiuko nejungiu, nes realiai nelabai reikia. Tai tokie darbai. Tai su juoda nevažiuosim, nes jau ten, man atrodo, jeigu išvažiuosiu, tai taip ir pasibaigs. Tai šiandien nieko per daug nedarom. Keliamės į rytojų. Ai, tai hebra, užsidėjau striukę truputėlį šaltą, tai ką tik nupirkau dar vieną BMW, neatskleisiu koks, bet galiu pasakyti tik tiek, kad nevažiuoja. Mes su tuo BMW varysim į kelionę. Kas tie mes, tai aš ir jūs. Ta mašina nevažiuoja, mes ją turėsim susitvarkyti. Ne Lietuvoje, tai atspėkit, iš kur važiuosim, parašyk komentaruose ir jo, darysiu kažką gal panašaus į Samoškos videkus. Žiauriai įkvėpė bičas, labai buvo liūdna, kad Passatas užlinko, tai bandysim pratęst mes jo kelionę. Žiauriai laukiu ir jo, susitinkam rytoj, tvarkom šitus 2 lavonus. Tai kita diena, iš tikro antra diena, vakar dirbau, nieko visai nenufilmavau, pakeitėm dangtelio tarpinę sidabriniai, sutvarkėm rūkimą, iš po kapoto buvo šlangutė DPF-o nukritus, nu iš vis jos nebuvo, tai uždėjau ir su sidabrinė aplink variklio skyrių viskas ledas. Juoda, dar vis laukiu dėžės. Šiaip yra, reikėtų varyti, pasimt, bet nežinau 100% ir jinai gera. Nepasakiau dar šitą mažutę, kiek kainavo. Jinai su parvežimu, su viskuo Lietuvoje mums stovi 3300, tipo be defekto, bet kai vėl miniu, tai dėžės defektas. Tai šiaip, jeigu taip kalbant atvirai su jum, tai šita mašina iš tikrųjų jau yra per brangiai, nu, ta prasme, jau brangiai stovi. Reikia patikeisti dėžę, ten sutvarkyti visus kitus kasekus ir reziume su jie nemanau, kad kažką daug labai uždirbsim. Spėju, prognozijas apie kokį 100 PM, max 200, manau. Tai šitą truputėlį liūdna. Tai va, ne viskas taip lengvai ir gerai atrodo, kaip atrodo iš šono, nes ne visą laiką taip eina, kaip nori, būna ir dažnai labai minuso, tai jeigu patys planuojat pirkti, ne visą laiką paeis, galiu tik tiek pasakyti. O angare mes jau turim tą vieną pastatytą keltuvą ir Šaiką prisipažinsiu, sufeilinom su keltuvais, mes dėjom 4,5 tonų keltuvus ir jie, na, skirti kaip jau mikroautobusiukų klasiai. Tai ką tai reiškia? Šitos lapkės jos yra ilgesnės ir mum lengvas mašinas jau kelt yra sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad šita vieta normaliai nepasideda po automobilio kėlimo taškais ir gaunasi tiesiog visa koja per ilga. Tai todėl mes šitus keltuvus tiesiog atgal atiduosim, nu kaip atiduosim šitą, pastatysim į aną pusę, kur turi stovėti mikroautobusiukam būtent keltuvas, o čia statysim 4 tonų jau tuos mašinom skirtus konkrečiai lengvosiom keltuvus ir šitos kojos bus daug trumpesnės. Tai va tokie reikalai, kad šitą keltuvą, būtent šitą perkelsim į kitą pusę, kitus gražinam ir atvežam mum normalius keltuvus, sudedam ir pamirštam bėdas. Visi klystam, aišku, mes klystam gal dažniau, bet na, visko būna. Tai esmė tokia.
kad daugiau aš neturiu ką čia parodyti ir tiesiog iš tuščio į keurą nepilsim. Todėl ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, žiauriai smagu pamatyti, ką jūs galvojat apie visą šitą veiklą, ką mes kuriam. Ir kitą savaitę paskutinis videkas iš angaro ir toliau mes ruošiamės kelioniai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkam kitą savaitę. Pa!